Labas vakaras, mylimieji, aš Arvydas ir mano kolega Rolandas. Sveiki, brangiai. Mūsų studijai Evangelija be cenzūros šiandien turime svečią, tai teologijos magistras Daumantas. Labas, Arvydai. Ir Labas, Rolandai. Sveikas. norisi šitoj geroj kompanijai pradėti įdomią laidą, ne tik tai laidą, bet ir pokalbį. Aš manau, kad šiandien su šitais žaviais jaunuoliais mes turėsim gerą laiką. Kviečiu jūs nesitraukti, būti kartu su mumis ir pradėsime laidą. Kaip žiūrime į pasaulį, kaip žiūrime pro kokius akinius. Aš atsimenu, buvo toks vienas filmas fantastinis, kada žmogus pakeldamas akinius pamatydavo visur tuos baubus ir vampyrus. Reikia man pakelti sakinį. Tai šiandien iš tikrųjų yra tos susiformavusios nuomonės. Galima kalbėti iš teologinės pusės, galim kalbėti kaip politikas, jis kalbės apie politiką ir visur matys politiką. Mes šiandien susirinkę pasikalbėti apie tas sunkes rašto vietas, kada su Rolandu atsiveriam tai tiesai, kuri galbūt yra nepatogi ir mums patiems būna kartais Rolandai neaiški. Tai va šiandien pas mus yra ir magistras, kuris padės mums šiek tiek susigaudyti, nes dažnai sako Rolandai, kad mes kažkur tai pjaunam į vieną kairę pusę. Tai šiandien mes turime... Pjausim į kitą pusę. Pjausim į kitą pusę, šiandien yra 3. Ir visur tas žodis 3 yra geriau negu 2. Kur 2 Tikrai, ar taip. 3. Ir šiandien klausimas jums abejiem bus, nes pasikviečiau jūs tokiai temai, jūs abudu esate verslo žmonės, vadovaujat ir prižiūrite ne vieną žmogų. Gal padedam atsiskleisti. Ir pradėsim turbūt nuo mūsų svečio Daumanto. Kaip tu suvoki šiuolaikinę epochą arba šį pasaulį tavo akimis? Nes visi kalba apie naują laiką, apie pasikeitimą ir tie vadinami 2000-ieji, 21 amžiaus pradžioje, jį daug ką pakeitė tiek politikoje, tiek pasaulyje žiūroj žmonių. Ir šiandien būtų įdomu mūsų žiūrovams paklausyti ir išgirsti, kaip tu matai iš savo varpinės, kaip sakant. Daumantai. Tai aš gal visų pirma, broliai, labai ačiū, kad pakvietėt. Kažkaip nežinau, dabar klausiausi. Visuomet yra, kai dalyvauji ar podcast ir kai kalbėsi, visuomet eina kažkoks tai tekstas, klausimas, bet mintis gaminasi. Tai va ir kažkaip didžiausia dabar, va, taip galvoju, toksai didelis dėkingumas, aš galvoju, mes juk pažįstami labai labai senai. Taip. Ir šiandien su mama, pastorė Nijolė, sėdėdamas, rodžiau jai savo gyvenimą visą. Nes toksai pasidarėsi su kaupikas ir kai kažkaip, labiausiai kai vaikai gimė, sūnus pirmas Benediktas gimė, supratau, kad reikia pradėti kaupti nuotraukas. Ir viena iš nuotraukų, kurią rodžiau mamai, tai buvo iš vis ten, ta prasme, labai labai seni laikai. Ir galvoju, vat mama ir sako, taip įdomu matyti, kaip keičiasi gyvenimas. Ir šiandien su sūnum tavo išnekėjome, sakau, žinai, Viliau, yra kai kurias nuotraukas, kurias žiūriu, tai prisimenu, kad iš vis tai buvo, nes būčiau pamiršęs, kad net to nėra. Tai turbūt didžiausias dėkingumas ir laimėjimas tai, kad mes vis dar draugai. Tai super, ir po šitiek metų mes užaugom, man 42 šiandien, aš net negaliu patikėti. Mes nesakysim. Tai va, aš pasakiau, kad mes jaunyčiai visi. Jo, bet va tai, kad mes šitiek kartu išgyvenom iš tikrųjų pokyčių, permainų. Tai čia nuo 2000 metų manęs paklausė nesenai organizacijoje, kaip laikaisi. Aš sakau, žinai, nežinau, man tai, aš galiu parašyti knygą iš paskutinės savaitės įvykių. Tai kažkaip, tai todėl dar kartelį labai esu dėkingas, kad mes išsaugojom santykius ir nors galbūt nesimatom tai dažnai, kaip norėtumėm, bet vis dėlto turim galimybę ir eterį susitikti kartu, pasidalinti tiesiog va tai, ką mes darėm iki kol paspaudė įrašą Ramūnas, tiesiog savo gyvenimais, nes yra ta visa oficialioji dalis, bet yra ta neoficialioji dalis. Tai šiaip
labai mastau iš tikrųjų, tai paskutiniu metu, kadangi važinėkėmės apie savo hobius, prieš tai esu atradęs labai savo hobį, kurio užsiemu, tai mano hobis yra bėgimas. Bėgimas tai yra visiška meditacija, tai yra buvimas, aš kaip sakau, bėgimas yra solo sportas, man tai yra solos, aš kai esu bandęs, galima bėgti. Tai yra toks klausimas, bėgimas nuo ko? Tai aš sakiau, bėgu nuo savęs ir nuo problemų. Kartais bėgu nuo šeimos, kartais bėgu nuo vaikų, kartais bėgu nuo žmonos, o kartais tiesiog bėgu nuo savęs, o kartais bėgu į save. Tai ir daug labai mastau, man laikas, turbūt visi sutiks, kad didžiausias pokytis įvyko pasaulyje turbūt po COVID-o. COVID-as buvo game changeris, kuris pakeitė žaidimą, kaip jisai viskas vyksta. Tai turbūt buvo labai didelė įtaka mūsų įpročiams, ką mes valgom, ką mes veikiam laisvalaikiu. Dabar, pavyzdžiui, surinkti kažką, atsimenat, vyrai, kai važiuodami į pirtelę. Taigi važiuodami į pirtelę, dabar surinkti kažką, komandą, grupę žmonių, kad kažką kartu paveikti. Tai yra pasidarė labai didelis iššūkis. Savo gyvenime, tai esu taip žiūriu. Tai yra tarkim, be prioriteto dabar, nors skaityčiau, bet tarkim, yra mano šeima, reiškiasi, mano yra darbas, mano karjera ir mano hobis. Bet šitie yra 3 dalykai, aš juos sugebu dar aptarnauti. Bet kaip gerai tu pasakėjai, bėgimas man yra hobis, bet kai kurie žiūri ir sako, bet tai yra kančia. Bet kažkam tai yra. Taip. Žinai, dėl kančios pasakysiu taip. Disciplina yra gebėjimas kančią valdyti, priimti kančią, tai yra disciplina. Ir aš žiūriu, tas pats rumuo, kuriuo aš išlaikau save tempe X kiekį atstumo, aš neatstumo, aš laikus matuoju dažniau. 5 minutės varysiu pabėgioti, ar ten valandą varu pabėgioti. Bet va ta pati disciplina man yra tas pats rumuo, kurį aš naudoju vėliau, dirbdamas prie sudėtingo projekto, kuriam reikia susikaupimo maksimalaus, nesiblaškimo ir ištvermės, tas angliškas žodis endurance. Tai mano manimu tai yra beveik tas pats. Prie šito klausimo pridėsiu, kad dar plačiau praplėstum tą, kas tu toks, galėtų tave pažinti, kaip tu žiūri į šitą pasaulį arba į tą epochą. Tu turi hobį, turi šeimą, turi savo siekius, bet kaip tu žiūri, kur tu esi dabar, nes visi mato labai skirtingai per kiekvieną savo akinius. Ten filtrai, ten didesnis matomumas, mažesnis. Kaip tu matai, gali vardinti kaip dvasinį pasaulį, kaip tu jį matai? Šiaip tokia išgyvenau galbūt ir dabar jau išsikristalizavo, bet ilgas laikas virsmas, tai religiniai veikloj buvau įsitraukęs praktiškai visą savo gyvenimą. Čia yra mano yra bakalauras LCC teologijos, tada Katalikų teologijos fakultetas prie dekano Beno Ulevičiaus magistras apgintas, Mackelą amžinatelsi, pasirašė magistrinį, reiškiasi, kuriame man leido naudoti vertimą, šiuolaikinės lietuvių kalbos vertimą, tą patį Apaštalo Pauliaus laišką. Tai buvo mano viskas. Tada dabar, kur esu, tai tokioj transformacijai. Transformacija kažkaip, nežinau, aš kartais galvoju panašiai kaip Dovydas. Iš tokio poeto su švilpynė laukuose, tu turi tapti karaliumi. Tai įsivaizduokit, reiškia, vienas dalykas rašyti gražias poemas, eilėraščius ir tau niekas nerūpi, tu turi bandą gyvulių, kuriuos turi prižiūrėti ir staiga tu turi virsti į karalių. Čia yra iškart prasideda rūmai, iškart prasideda politika, prasideda intrigos ir prasideda nauji iššūkiai. Tai šiaip, tai nežinau, darbe ten, kur esu, tai, nežinau, monstras, man ateina toks žodis, ten tikrai, kadangi aš netgi su psichologė kalbėjausi, sakau, kartais sakau, Giedrė, taip nesuprantu, ar aš turėčiau jaustis blogai, kai ten, dideli projektai vyksta ir visko būna tikrai tose momentuose.
Nu, va, ir sako, nu, bet tai yra toks žaidimas. Ir tu tiesiog tame žaidime. Tai va tos dvi tokios pusės. Jo, išgirdau, tai kolega mielas mano, tu nesėdėk ir nežiūrėk, čia neklausyk, aš irgi noriu tavęs paklausti. Man smagu, žinai, nes dažniausiai aš noriu tavo... Pagrindinis visuomet smūgis. Jo, aš noriu vis dėlto panoramos ir iš tavęs išgirsti, ką tu gali oponuoti, arba kaip tu gali dar paspalvinti. Kokie akiniai pas tave, Rolandai? Tai pasižiūrėsiu. Kaip ten? Tom Highfilger, man atrodo. Nu, gerai. Jo, aš tai iš tikrųjų su malonumu ir dėl to tyliai ir sėdžiu ir klausausi, nes kaip ir Daumantas minėjo, senai susitinkame, buvome arba retai susitinkame, taip galbūt būtų teisingiau pasakyti, o tu mane nuolat kamantinėjai ir aš tau turiu visokias naujienas ar savo pamastymus, traktuotės, išvedžiojimus, čia dalintis tam ir visai. Sufleriai reikalingi kiekvienam. Bet aš galvoju, kad tą klausimą tu tokį tikrai gana gerą ir labai rimtą, gilų ir platų paėmė, epochų kaita. Ir klausiausi Daumanto ir aš iš tiesų, aš matau tikrai tą sveiką ir natūralią transformaciją, per kurią turbūt kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima ir kiekviena valstybė, bendruomenė, kaip paimsi, jinai eina, norim mes to ar nenorim, tik tais kur čia yra vieta ir aš pasižymėjau, kad neužmiršti, nors tai žodžiu neužmiršti discipliną ir šitoje vietoje, aš manau, kad disciplina jinai turi didelę reikšmę ir šiandien, ką epochoje aš matau, ką tu pasakysi šiandieninėje, sakykime, kadangi irgi kolektyviai yra ir jaunų, ir brandžių žmonių, tai matau šiuolaikinio jaunimo arba jaunų žmonių tarpe tos disciplinos šiokios tokios stoką. Tai gal ne veltui jos vadina, yra dabar toksai terminas snowflake generation, žinot. Jo, tai jeigu žiūrėti per krikščioniškąją prizmę arba religinę prizmę, tai mes irgi su tame radai kalbam, kad pasigendame tos transformacijos, nes daugelis bendruomenių arba denominacijų yra irgi užstrigusios ir nesipasiduoda tai transformacijai ir lieka su senais naratyvais, kurie, iš tiesų jau šiandien nebeatliepia tų, sakykime, laikų ir tos sampratos kultūrinės netgi ir istorinės, nes pasaulis juda į priekį, technologija ir mokslas jisai vystosi, o dažnai, sakykime, krikščioniškasis pasaulis šiek tiek kartais atsilieka, kas, iš tikrųjų bebūtų gaila ir tada mes stebėmės iš tiesų, kodėl mes skiriamės arba kodėl mumis kartais privengia, tai ar nebus tai, kad mes tiesiog užstrigę ir nenorim keisti, žinai. Tai, kad ir žiūrėkit, Kristaus atvaizdas, Kristus daug mieliau yra vaizduojamas kaip nukankintas avinėlis arba tas kaip pagonis sakydavo, jie numirėlį numirėlį šlovina ir daug rečiau tu pamatysi, šiaip retai yra sutikti sėkmingą krikščionį. Kažkaip toks naratyvas yra įdėtas, kad jeigu tu esi tikintis žmogus, tai tu turi būti kažkoks, aš nežinau, matai, tokia vėlgi sena doktrina, kad, vėlgi iš rašto, kad tai jeigu tikintis, tai turtų mums nedaug mums vandens ir duonos, kad nepasididžiuotume. Ir čia tas toks gavosi, natūraliai turbūt ir nebesiekia nei inovacijų, nebesiekia nei tikslų nebėra, nes kažkoks tikslas yra tėvynė danguje, kas yra labai gražu, bet tada, o tu šiandien tai esi ne danguje, tu šiandien esi žemės. Tai aš jūs abudu praktiškai pagavau. Ir kur tu pagavai? Pagavau, jūs labai gerai jau artikuliuojat, gali būti nuobodu klausytojim, aš tiesiog iš karto įimu akinius, nuimu ir užduodu pirmą klausimą Daumantai tau. Jau antrą turbūt užduosi. Ne, čia buvo kaip matymas įžango. Pirmas klausimas, aš jį perskaitysiu, nes tu dabar kaip ir pastumėjai ant šito, kada pasakėjai, kad mes liktai senam naratyve. Laiškas Korintiečiams, 7 skyrius, jisai labai gražiai įsipaišys nuo 20 eilutės. Aš tiesiog skaitau ir tada Daumantai paprašysiu, kaip tu supranti, nes čia, matau, yra tai, ką aš anksčiau matydavau visai kitaip, kaip dabar matau. Kiekvienas te pasilieka toks, koks buvo pašauktas. Čia kokia vieta? Čia Korintiečiams 1 laiškas, 7 skyrius, 20 eilutė. Kiekvienas te pasilieka toks, koks buvo pašauktas. Jei buvai pašauktas būdamas vergas,
nesijaudink dėl to. Bet jei gali tapti laisvas, pasinaudok progą. Daumantai. Naudokis progą. Ką tu manai apie tą rašto vietą? Nu ir tą kontekstą išplėsk, kaip tu matai. Jo. Aš turiu savo versiją. Aš žinau vieną dalyką, kad šitame laike mes turime nuolatos keistis, kad išlikti tokie patys. Tai tiksliai žinau. Antras dalykas, ką aš tikrai žinau, kad laike, kuriame mes gyvenam, nebeliko status quo. Nebeliko status quo, nebėra tokios akimirkos, kada tu galėtum sakyti, viskas susinormalizavo ir dabar turbūt taip viskas ir bus. Tai reiškia, po tokio paskutinį kartą, kai su vadovais tokį sakinį pasakėm, pirmadienį ten kilo audra. Tai ir sakom, matai, pusdienį pasimėgavom tokią ramybę. Tai aš sakyčiau, turbūt transformacija ir pokytis yra privalomas kiekvienam gyvam organizmui. Iš vis taškas. Čia aš neįsivaizduoju kitokio turbūt būdo egzistuoti, kaip tik nuolatos keistis ir atrasti save. Tai dabar laiške autorius rašo šitas tekstas, aš suprantu tą mintį, kad bet aš nelabai įsivaizduoju, kaip žmogus galėtų išlikti toks pat ir nesikeisti visiškai. Tai amžius mus keičia, mes keičiamės fiziškai, mes keičiamės mūsų gyvenimiškos patirtis, mus keičia. Tai, ką mes žiūrime, mus keičia. Kodėl sako apaštalas Paulius, žiūrėkite, ką žiūrite, nes tai, ką mes žiūrime, tai, ką mes klausomės. Šiandien irgi žiūrėjom tokio retrospektyvų, irgi mąstydamas apie tai, ką reikės kalbėti, irgi pažiūrėjau ir eidamas per savo nuotraukų albumą Google Fotos, vis žiūriu įdėtos visokios įdomios eilutės. Rašto eilutės, kažkoks įdomesnis pasisakymas. Ir galvoju, kaip įdomu, tie visi maži sakinukai, jie ir keičia, formuoja mūsų tai kas dabar atrodo konstanta, mes taip elgiamės ir taip mastom, tai buvo kažkada mums irgi naujiena. Tai aš taip sakyčiau, kad pokytis yra neišvengiamas, privalomas, būtinas, tam, kad tiesiog egzistuoti ir likti kaip čia pasakyti angliškai. Jo, ir ta eilutė ir sako, jeigu gali tapti laisvas, pasinaudok tą progą. Rolandai. Jo, tai mes turbūt vėlgi pratęsite savo mintį, ką norėjau sakyti, ir šiandien skaitydami Bibliją arba Šventą raštą, mesgi suvokėme, kad tai yra ta šnekamąja kalba daugiau mažiau parašyta ir išversta. Ir šiai dienai, šiandieniniam žmogui pakankamai sudėtinga suprasti tam tikrą terminologiją. Dėl to labai džiugu, kad yra ir šiuolaikiniai vertimai, kurie iš tiesų praplečia ir tą mums suprantamą kalbą. Kontekstinė yra išversta dalis, kontekstą parodo. O čia labai paprastai, jeigu anksčiau tai galvodavai vergas, tai kažkur tai save įsprausti, tas rėmas, bet Paulius labai aiškiai kalba, nes tada buvo vergovinė dar santvarka, tai buvo ir vergų. Ir kalbėjo, jeigu tu gali pasidaryti laisvas, tai pasinaudok progą, ta prasme, keiskis, auk kaip asmenybė. Jeigu kitoje vietoje yra, sako, negali išsilaisvinti, tai tarnauk, kaip viešpačiai sako, tai iš tiesų tada būk tas geriausias vergas, bet ta gerąja prasme, ne ta blogąja. Tai aš galvoju, šiandien dažnai tapatinama, čia darbdavys ir darbuotojas, tai čia vergvaldys ir vergas. Aš tikrai taip neteikčiau ir nežiūrėčiau, šiandien yra vis tiek kiti sutartiniai santykiai ir tu visada turi teisę pasirinkti ir galimybę pasirinkti kaip samdomas darbuotojas, ar ne? Nes tu čia dalyvauja mainai. Tu parduodi savo laiką, už tai gauni tam tikrą pinigų sumą. Tik tai dabar klausimas, laiką mes visi vienodą parduodam, tas 8 ar 10 valandų ar 12, čia jau kitas klausimas, tik tai skirtingą atlygį gaunam. Va čia aš atkreipčiau dėmesį į tai ir grįšiu prie to, kad dažnai, ką tu ir minėjai, kad ir krikščionis nėra, arba Daumans, man rodo, minėjai, kad tarp krikščionių nėra daug, sakykime, sąlyginai pasiturinčių finansiškai arba ekonomiškai. Tai aš galvoju vien iš to, kad nėra tam tikro įkvėpimo, nes kažko laukiam daugiau. Bet aš matau čia, kad tu daryk geriausia, ką gali čia šiandien ir tu pasidarysi iš vergo į laisvą žmogų, tu iš tiesų aprūpinsi save ir, sako, dar padėsi stokojančiam aplinkui save. Tai aš matyčiau šitame kontekste. Ir čia tos galimybės turbūt labiau mūsų laike jos išplečiamos, nes tada buvo viena santvarka, tau reikėdavo kažką labai padaryti tokio, kad išsilaisvinti, ne jeigu buvo tokia santvarka. Ir aš dar žinot, ką aš pridėsiu, taip pat, kai kalbėjau
Rolandas, tai tikrai pantrinsiu. Jacko Willings yra toksai buvęs Navy Sealas, labai rimtas. Ir jis kalbėdamas apie discipliną, jis yra paminėjęs tokį įdomų tokį momentą, kad sako, žmonės dažnai galvodami apie discipliną, galvoja kaip apie kažką, kas tave apsunkina. Bet iš tikrųjų disciplinuotas gyvenimas tave išlaisvina. Čia kaip sporte. Kaip sporte. Ir tas pats, žiūrėkit, ir darbe tas pats, ir su tikėjimo gyvenimas tas pats. Vėl, tikėjimo gyvenimas tai nėra, kažkaip visi, turbūt gal nežinau kas, čia tie visi, žinai, kai mes sakai visi, bet yra tokia stereotipas sukurtas. Neva tai tikėjimo gyvenimas, tai yra kelių kliupšiavimas aplink kažkur ten toksai sunkus. Tarsi ne, tai yra tu esi arenoj, kaip mūsų pastorė sako, tu esi arenoj, žmogus arenoj kapojasi kiekvieną dieną, kad tiesiog grįžt namo su laimikiu ir tas važiuotų. Tai va šitas, mano aspektas yra dažnai praleidžiamas. O dėl finansų, ką tikrai turiu pasakyti, tai aš po šiai dienai vis dar, būdamas 42 metų, aš vis dar kažkur pasąmonėj turiu kovoti su tokiu terminus, kurie buvo sukalti mamona, kaip ir blogis. Ir kas gaunasi, mes patys save kaip ir sabotuojam, kad taip ir ne, Jo, bet tu čia tą užsiminį mamoną, bet kitai ir sekančiai, ar ten kelintoje eilutė Jėzus iškart sako, bet tą pačią mamoną darykitės draugų, jos pagalba. Ir čia, sakykime, anksčiau man susisukdavo iš karto smegenys. Aš neprašokdavau. Kaip čia dabar, tai mamona tai lyg ir blogis, bet tą blogį darykis draugų, žinai, savo pagalbą šitą. Taip tu gali arba išsilaisvinti, arba nežinau. Bet šiandien man viskas aišku. Taip, mamona. Žiūrėkit, kaip aš sakau visuomet, savo komandos nariams. Prie stalo mes sėdėme 3 ir visi 3 gauname skirtingą daug. Kodėl? Nes visi 3 sukuria skirtingą pridėtinę vertę. Tai va dabar tada klausimas žmogui, tokiam ten krikščionis, net krikščionis, čia tą žodį krikščionis iš viso aš labai atsargiai naudoju gyvenime. Šiaip. Tai va. Bet šiaip gyvenime turėtų kiekvienas vyras pagalvoti, kokią pridėtinę vertę aš kuriu ir ar aš kuriu. Ir jeigu aš kuriu, ar aš ją sukuriu, nesukuriu. Ir tai yra skausmingas klausimas, bet kartu atsakydamas nuodžiai iš tą klausimą, tada tu turi nuo ko atsispirti. Tai labai gerai, kad eiti toliau su mūsų žiūrovais, man patiko jūsų ta optimistinė tokia nuostata ir norėčiau perskaityti, visą laiką cituoju vieną iš, ne mano čia mintis, bet aš ją gaudau. Kas neturi drąsos rizikuoti gyvenimu, siekiant pasukti link savo laisvės, tas nusipelnė būti vergu. Gėgelis. Tai kad ačiū už tuos pirmus atsakymus. Ir... Tai, žinai ką, šnekant apie šitą dalyką, tai pasakysiu, kad irgi mes juokiamės, kas sako yra pats lojaliausias darbuotojas įmonėje. Tai lojaliausias darbuotojo apibrėžimas įmonėje yra žmogus, kuris nesugeba susirasti naujo, geriau apmokamo darbo. Tai jis yra pats lojaliausias, ar ne? Tai va čia, ką sako Gėgelis, nežinau, aš šiaip labai daug, bet kas man rezonuoja, kad tas atsargus, yra vietos būt, aš nesakau, yra vietos būt. Aš turiu kitą nuomonę, galėčiau dalinai pritarti Daumantui, bet iš tikrųjų grįšiu prie tavo paties minties vertę. Jeigu šitas, kuris nesugeba susirasti darbo, bet jisai kuria vertę ir jisai tikrai atneša įmoniai, tai nemanau, kad jis yra tas, kuris nesugeba, gal jisai kaip tik mėgaujasi. Jis sako, susirask mėgstamą darbą, nereikės dirbti, ar ne? Yeah. Tai galima sakyti, šiandien aš taip ir jaučiuosi. Aš iš tiesų niekada nesu pagalvojęs, vėl į darbą, sugalvoju, kaip gerai, kažką gero nuveiksiu, kažkam padėsiu atsiskleisti, kažko kitais išspręsiu klausimą, nes aš turiu įgalinimus ir įgaliojimus ir netgi galiu įgalinti kažką. Tai šitoje vietoje yra slidu, žinau. Čia geras. Jeigu aš taip įsivaizduoju, tą dieną kiekvienas, toksai dar žinot, man patinka žodis orumas. Ar ne? Orumas. Ir aš komandai irgi sakau, žiūrėkit, tą dieną, kai tu jau jauti, kad this is it, ir tau jau ryte eik tu savo. Tai va, kitas momentas, kad tikrai, kiek reikėjo daryti, Rolandai, iki šito momento, kad tu dabar turėtum taip.
Iš tikrųjų ilgas kelias, Ilgas nes kelias, tikslo va. ir nebuvo niekada tapti vadovu iš tikrųjų. Ir kaip aš ir savo kolegoms, už kuriuos esu atsakingas, sakau, aš niekada pats darbo neieškojau. Darbas mane susidarado. O kodėl? Dėl to, kad mano gyvenimas ir mano atsinešimas į darbą ir elgesys, jisai rodė, kas aš esu iš tikrųjų, ir tokių žmonių turbūt nori didžioji dalis, ir aš pats tokių ieškau, kurie tikrai į darbų parodo, kas jie yra, ne žodžiais. O šitas įsilavinimas, kuris reikalingas tai vertei, sakykime, arba už tas pačias valandas gauti didesnį atlygį, tai jisai yra privalomas. Tai žinai, aš dar biškai, tai vat irgi Arvidui neleisim kalbėti šiandien. Aš žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, irgi išsilavinimas, kaip aš žiūrėjau išsilavinimą. Išsilavinimas, ką reiškia žmogus su diplomu? Reiškia, žmogus sugebėjo ilgą laiką betarpiškai dalyvauti kažkokioje tai veikloje, kuri tikrai ne visada yra tai, ko tu nori daryti tą akimirką, bet jis sugebėjo atlaikyti. Tada jis sugebėjo naviguoti socialinėje erdvėje tarp dėstytojų nuotaikų, tarp populiarus, nepopuliarus, patinka, nepatinka, sugebėjo išlaviruot ir galų gale sugebėjo atlikti didelę, intensyvę, sudėtingą užduotį ir ją apsiginti ir tą padaryti sėkmingai. Tai rodo, kad tu turiu ištvermėtas endurance. Jo, tik tai dar papildant tave dėl išsilavinimo, iš tikrųjų tai yra dar tokia tendencija, kad žmogus galvoja, kad va visą šitą atlikęs tam tikrą laikotarpį ir gavęs tą diplomą 1 ar 2, ir jeigu toliau jisai nelavėja ir neauga ir nebręsta, tai irgi yra tendencija atlikti tuo lojaliu. Iš tikrųjų, tas įsilavinimas tik starto pozicija, toliau tau lavėti ir augti. Ir ką aš kalbu, su laiku, su technologijom, su visuomenė, kurią tu kalbi, kuri yra besikeičianti epocha. Tu lygiai taip pat, nors ir esi iš kitos epochos, iš anų tūkstantmečių, bet jeigu nori neatsilikti ir būti, kaip sakyti, vertę kuriantis žmogus, ne tik tais darbe, bet šeimoje ir visuomenėje ir bendruomenėse, tai, užduotis yra augti, lavėti ir tai yra mokintis. Kažkas yra pasakęs, kad gyvenimas yra universitetas, ar ne? Aš matau, kad jūs mokaisi ir miršti durnas, sako mano močiutė. Jūs abudu, aš matau, skaitot mano mintis, nes jūs jau nematomai perėjot į antro klausimo tą diskusiją, matai, kaip yra. Kas čia taip, aš jums net nebuvau nieko pasakęs, bet jūs jau taip labai gražiai perinat į antrą mes to palengvinam užduotį. Užbaigiant šitą mūsų tokią apžvalgą tiek Gėgeliui, tiek ir korintiečiams jau kontekste apie tai, ką mes dalinomės ir skaitėm, jis jau prašo. Todėl nepasidarykite žmonių vergais. Tai čia dabar, užbaigiant to pirmo klausimo tokią diskusiją, antras tas klausimas jau ir Rolandas, ir tu, Daumantai, jau įvažiavote. Tas antras klausimas buvo, kaip tada jaunam žmogui arba verslo žmogui, ne tik verslo žmogui, atrasti tą tapatumą, kas jis toks yra, jau iš to konteksto išeinam, kaip jam elgtis, kaip jam atskirti ir būti laisvam. Bet jeigu jis dabar kūrė startiniai pozicijai verslą, arba jis jau yra kažkokio tai įmonėje ir ten yra tie vadinami apynasriai, ten yra stabdžiai, ten yra galbūt tas išsilavinimas, kuris trukdo. Ir va čia yra ta irgi tokia perskaitysiu rašto vieta, kuri irgi liktai stabdo mus. Bet mes gyvename šitam, vadinam, namų gyvenimą, bažnytinį gyvenimą ir atsiduriam tam vadinamam sociume, kada mums reikia iš tikrųjų kovoti, kada mums reikia galbūt ir dantim sugriežti, kad išgyventi, nes mes gyvenam tokiam labai įvairialypiam bendravimo lauke. Tai 1 Petro laiškas, antras skyrius ir ten yra 18, 19, 20 eilutė. Aš tiesiog skaitau ir vėlgi bus klausimas, kaipgi mes galime suprasti taip, kaip mum elgtis, ir tas klausimas ir bus, kuo mes turime tada tapti. 18 eilutė. Tarnai su visa baime būkite klusnus šeimininkams. Ne tik geriems ir švelniems, bet ir rūstiems. Girtina, jeigu kas dėl Dievo pažinimo pakelia skausmus, nekaltai
kentėdamas. Gaunasi toks kratinys mišinys, aišku, reikėtų žiūrėti kontekstą, bet aš manau, kad jūs susitvarkysite, Daumantai, kaip tu pagauni va šitą momentą, kada kreipiasi į, tarkim, žiūrėkim, į tą jaunuolį. Ne visada bus tai, kas yra, kaip tu galbūt mastai iš biblinio, ne, to požiūrio. O tu susidūrėjai, tavo darbas irgi nėra toks ramus, ten reikia ir kovoti, ten reikia ir atsitraukti, bet reikia ir pulti. Kaip tu? Aš galiu įsivaizduoti tekstą, kuris buvo parašytas, žinai, ir vėl turbūt kaip vadovas visuomet sakau savo žmonėm, sakau, kai su vadovas duoda ar kritiką, ar pastabą, vienas dalykas, ko tu niekada nedarai, tai niekada nesiteisini. Pirma taisyklė. Nes niekam nerūpi. Pirma taisyklė nesiteisini. Jeigu esi nuoširdus, jeigu kiekvienas esam nuoširdus, niekam nerūpi. Bėgau, kritau, pamiršau, ten kompas išgedo, išsikrovė. Papildysiu, žiūri, kokį sprendimą priimsi. Tai čia yra tas momentas ir tikrai pasėdėti prie meistro kojų ir pasižiūrėti, kaip darosi dalykai dideli, yra reikalingas vėl ta pati disciplina, ištvermė. Todėl, čia žinai, tas lietuviškas mūsų vertimas yra kreivas, kaip neįsivaizduoju, kaip pušelė miške. Tai va, bet esmė yra ta, kad ištvermingai pakelti ir mokintis, žiūrint, kaip, nes šeimininkas ne veltui yra tavo šeimininkas, turbūt reiktų pasakyti, kad jis šeimininkas kažką labai teisingai gyvenime darė, kad jisai gali sau leisti turėti, nežinau, žmogus, kuris daro verslą, jisai gali sau leisti turėti darbuotojų, išlaikyti juos, ar išlaikytinių, ir aš esu išlaikytinis. Tai ta pagarba, aš ir gyvenime pamačiau, kad labai dažnai nesusidūrė su tokiais, kad būtų tikrai yra vėl orumas, ar ne? Tai su hamais tikrai nemanau, ką sako Rolandas. Aš irgi turiu jaunų 24, man kolektyvas jaunas. Ten nebėra tas, kaip būdavo anksčiau, kad vadovas pasako ir ten visi drebėdami daro. Dabar tu eini per asmenį santykį, visų pirma, būdamas fronto linijose pirmoje eilėje ir darydamas truputėlį geriau tai, ką jie daro, negu jie tai daro. Ir jie matydami tai, plus visa kita, šiek tiek humoro, šiek tiek lasdos, bet esmėje, ką matau, ne tai, kad svarbiausia, čia tokių svarbiausia tokio dalyko, nežinau, bet įdomiausia man šiandien yra matyti autentišką žmogų. Autentiką matyti. Autentiką. Ar jis yra autentiškas? Jeigu jis pjauna grybą, bet jis yra grybo pjovime autentiškas, pardavimuose pas mus būdavo, ten pagal nieką, pagal vadovėlį netitinka, bet jis yra autentiškas tame, ką daro ir jiems sekasi. Ir bandytum replikuoti, tai nereplikuotum, nes tai būtų neautentiška tau. Tas yra be galo įdomu. O šiaip, taigi atsimenat, kai Kristus į Pilypo Cezarėjos kaimą atvykęs klausė mokinių, ką apie mane žmonės šneka. Bet įdomu tai, aš dabar, 42 metų būdamas jau galiu truputėlį sau leisti to. Žinai, Jėzus užduodamas klausimą mokiniams, taigi jam nebuvo įdomu. Jam buvo įdomu, ką jie pasakys. Tai ar man įdomu, ką apie mane kalba, jau žinokit, beveik ne. Iš tikrųjų tai. Dar kartais būna tas momentas, ar ne? Bet šiaip man dabar įdomiau yra, ką aš galiu įdomaus ir prasmingo nuveikti, kol esu čia. Ir aš suprantu, kad jeigu nėra pasipriešinimo, tai turbūt, kad plaukiu kartu su visais ir turėsiu tokį pat rezultatą kaip visi. Tai kas man šiandien įdomiau yra, tai yra autentika. Toliau buvimas šalia meistro kojų, žiūrėjimas, kaip daro ir dar labai su tam tikrais būdamas aplinkoje žmonėmis, ten buvo tam tikros taisyklės, kaip galima elgtis toje aplinkoje būnant. Ir viena iš taisyklių, kurias mane supažindino, tokia, kad Daumantai, jeigu kas nors norės iš tavęs, jie tavęs paklaus tiesiog. O iki to tiesiog sėdėk ramiai ir mėgaukis to, kas vyksta. Žinai, tu klausi, kaip veikia laikrodis. Gal tu pradžiai stebėk laiką. Ir aš tų momentų toks biškai charizmatinis, tas protestantiškas, toks noras, žinai, bet po to, sėdėdamas toje tyloje, aš supratau, kad čia yra labai daug prasmės. Nes būdamas tyloje, aš tik pradedu girdėti kitus. Tai tas, žinai, nesipriešinkit ten, sakau, jeigu hamams tiesiog yra ne vieta būt
Tai visų pirma klausimas, kodėl tu ten esi tokiai vietai. Čia geras. Tai va, žinai, jeigu tu esi kas, ar auka, o jeigu esi auka, tai mes žinom, kad auka ir smurtautojas tas pats asmuo, reiškia, stebė kažkur gyvenime smurtautojas esi, jeigu čia esi auka. Tai kiek mes turėjome va, šiaip esu turėjęs va, tokių vadovų, kurie ten pildavo ten tokius laiškus, tai aš užbaigsiu. Reiškia, tai dažniausiai tai, kai ten va tokį taip susėdi, topų lygį, sėdi ir kalbamės. Va, įdomu. Tai greičiausiai ką, tai šeimoje turbūt jį, tas negražuotas duhina turbūt. Žinai, kad jisai atėjęs į darbą, duhina savo darbuotojus. Tai nėra kito aš nerandu adekvataus. Turi būti balansas, kažkur žmogus turi. Kažkur tave skriaudžia, reiškia, kažką tu skriaudi. Labai geras atsakymas, Rolandai, tau aš noriu didžiuoti tą... Kaip Viktorinoj. Rolandai, nes aš jį reikia papjaut biškį. Tau ta 19 eilutė, nes jis labai gerai tą pirmą dalį labai iškomunikavo, kaipgi tie vadinami skausmai ir tas kentėjimas, nes mes tą kartą turbūt irgi, viskas turi būti gerai, jeigu ne taip, reiškia kvailas vadovas arba kaip tada pakęsti, nes mes teologiškai, tai vis laik šitą vietą, tai būdavo, žinai, tik tai per kentėjimus, tada tu viskas, tu ten nematai kito, nes kitaip ir negalėjo būti, reiškia, tie kentėjo, jie buvo engiami, kažkur tai viltis korintiečiams, gal pabandyk išsilaisvinsi, gal tau pavyks tenai kažkoks tai. Vėlgi, mesgi turim žiūrėti ir kontekstą, ir kultūrinį, ir istorinį, ir netgi vertimą, sakykime, tai tarnai su baime, būkite klusnus, tu šiandien, ką ir Daumantas minėjo, pabandyk čia su baime ir visą kitą, keičiasi ir vadovavimo kultūra, ir bendravimo kultūra, ir iš tiesų vadovavimo stilius irgi iš esmės keičiasi ir daug kurių įmonių pereina nuo to archaiško direktyvaus vadovavimo į tą, kaip aš sakau, moderavimo, mentorystę tokią, kad tu savo geriausias savybės perteiki kitiems žmonėms, padedi jiem atsiskleisti ir pakilti. Ir tada baimė vietos kaip ir nebelieka. Tu, kaip ir Daumantas, tikrai teisingai pantrinčiau ir pritarčiau, tu formuoji su kiekvienu individualų ryšį, kad ir šiandien, tu supranti, kaip yra, ko ir girsti, yragi įmonės daro tos tyrimus patirčių ir visokių įstrukimų ir čia pas mus ypatingai. Tai ir kada tu gauni rezultatą, tu visada su tokiu nerimu galvoji, kaip tave šiais metais darbuotojai vertina ir kai tu atsidarai, tie rezultatai vis gerin ir gerin metai iš metų. Tai reiškia vėlgi kažką gero nuveikia, reiškia tai, ką tu darai, žmonėms tinka, jie turi tą ryšį arba, jie galvoja, kad taip turi, bet jie ir teisingai galvoja, nes tavo tikslas yra sukurti ryšį. Ir jeigu dabar grįžti prie rašto vietos ir tu sakai, čia sako 19 eilutė, ar ne, girtina reikas dėl Dievo pažeminimo pakelia skausmus. Klausimas, ar iš tikrųjų tada, jeigu tu keli skausmus dėl Dievo arba nori pakelti, čia jau yra problematika doktrinos, bet tais laikais tai buvo, jie buvo persekiojami. Tai buvo jų vaikimas ir tai buvo absoliučiai nauja, tai buvo absoliučiai religinė revoliucija. Kristus tai yra absoliutus revoliucionierius, atnešė visišką revoliuciją įnešė ir sampratą. Bet jeigu mes pažiūrėsime kontekstą ir toliau paskaitysime, man tai labai rezonuoja ir norėčiau atkreipti dėmesį, sako 22 eilutė, gal skaityti, sako, jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Sako, šmeižiamas neatsakė tuo pačiu. Kokia išmintis? O čia sako, kentėdamas pakelė, bet jisai šmeižiamas, tai reiškia apie šmeižtą eina kalba ir neatsakė tuo pačiu. Kentėdamas negrasino. Tai yra vėlgi gynyba, atrodo, oi, negrasino, čia visą kitą, tai ką, silpnas? Ne, būtent ir stiprus žmogus. Jisai neatsako to pačiu ir kentėdamas kažkokius šmeižtus arba nepagristus kaltinimus, jisai neatsako to pačiu, jisai nekaltina, nes jo nuomonė, kaip sakai, niekam neįdomu. Visi žiūri, kokį tu priimsi sprendimą. Ir nuo tavo priimto sprendimo ir priklauso labai didžią dalim tavęs vertinimo kaip vadovo arba apskritai kaip atsakingo asmens. Ta galima perkelti ir į bendruomenę, tai galim perkelti ir į šeimą, nes šeima žiūri, kokį tu priimsi sprendimą, iš kokios nuostatos, iš direktyvios. Ir žinai, kas įdomu labai, pažiūrėkit, kai reikia priiminėti sprendimus, yra momentas, kada mes tarėmės, yra momentas, kada mes nesitarėm. Ir dažnai būna
kartais irgi su komandas, ir komanda supranta, kad dabar yra momentas, kada mes priimsim tokį sprendimą, nes yra kažkas, ko jūs nežinote, kas lemia vienokį ar kitokį sprendimą. Žinai, taip yra. Ir tada bet kas įdomiausia, kas man turbūt labai ilgą laiką buvo ir vis dar aš dar su to kovoju ir turiu psichologę savo, man padeda dėliotis po biškį. Mintis tiesiog, iš keleivio pozicijos tokio, kuris sėdi, automobilis važiuoja kaip Tesla automatu, kažkas navigacija suvedė kažkokią tai kelią, o tu sėdi šalia tiesiog stebi, kaip gyvenimas tau įvyksta, o jis įvyks bet kokiu atveju. Į tą, kad pradėti daryti sprendimus. Tai bet tas sprendimų priėmimas man asmeniškai yra vienas didžiausių iššūkių. Nes čia nuolatinė rizika. Taip, nes tu prieš priimdamas sprendimą, tu kokį kelią nueini, tu nueini į kelis rezultatus baigtinius ir kiekvieną tu scenarijų apgalvoji, nes kiekvienas scenarijus turi savo rezultatą ir jisai įtakoja skirtingai žmonių grupės. Tai iš tiesų taip atrodo, kad vadovas, ką jis ten veikia, sėdi prie kompiuterio, žvalgosi per langą ir nieko neveikia. Gerą kavą be abejo. Ir ar kavą gerai, žinai, bet tai, ką tu kalbi, tai yra absoliutus išgyvenimai ir tu tikrai strateguoji ir mastai ir jau numatai tam tikras pasiekmes. Čia yra rimtas darbas. Bet čia dar prieš tai buvo labai gražiai, sako, menka garbėjai jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus. Čia yra daugiau į krikščionybę, iš tiesų panikuoja, protestuoja, jie išsirenka eilutės, žinai, Dievo klausyk labiau nei ten žmonių, tokių visokių prisirenkam frazių. Bet sako, bet kai esate kantrus darydami gerą ir tuo pačiu kentėdami, jeigu darot gerą ir jums išmeižė, ten paskui sako, Dievo akise tai verta pagirimo. Ir aš pasakysiu, tai ne tik Dievo akise verta pagirimo, bet tai verta pagirimo ir tų akise, kurie priima sprendimus, kaip tau šiandien už tą valandą aš atlyginsiu arba kokią tau poziciją arba atsakomybę suteiksiu. Nes reikia suvokti, kad sako valdžia, ar ne? Tai mes kalbėkime apie absoliučią valdžią ir jinai toliau drenuojasi, kaskaduojasi, ar ne valdžia. Vadovas irgi yra tam tikra valdžia, kuri, jinai priima sprendimus. Tai šitoj vietoje, aš sakyčiau, reikėtų pasižiūrėti per tą kampą, žinai. Plius turbūt mes dar nepalėtėm labai svarbaus aspekto viso dylinimo, tvarkymosi su sudėtingom situacijom, tai yra dvasinis situacijų sprendimas. Ar ne? Nes pasaulis, kaip jisai vadovaujasi instinktiniais tokiais veiksmais, žinai, instinktų tokiais, Gal sakyčiau, reaktyviai daug kur. Taip, nes turi galimybės, arba tu reaguoji, arba tu proaktyviai, arba reaktyviai. Tai aš kažkaip, todėl kartais, kai pasaulis taip elgesi, tai eina suprasti. Bet dažnai krikščionybė tarsi antiek būna pridusinta, kad net kaip tik atvirkščiai žmogų reikia tuo pliauską, kad jis atsibūstų ir pradėtų realiai, nes antiek prigesinta, tiek tik tu atsargiai nieko neižeisk, tik tai, kad, o pasaulį tai yra be galo patogu, turbūt žodis, ar ne? Tai aš manau, Rolandai ir Domantai, puikiai man čia kalibruojasi tai, ką jūs sakote, laikas yra ne mūsų naudai, aš tiesiog siūlau baigsis juostelę pas Ramūną. Baigti mūsų pokalbį su palinkėjimais ir pratęsti mūsų tą bendravimą į kitą laidą, nes to labiau, kad Domantai tai užvedė apie tos dvasinius dalykus ir mes labai šiandien norėjom pasišnekėti, tęsti apie šeimą, apie mūsų kaip vyrų bendravimą, tai aš manau, mes tai perkelsim į kitą laidą. Tai paskutinį žodį mūsų žiūrovams, vienas ir kitas, ir aš užbaigsiu. Domantai. Paskutinis žodis. Paskutinis žodis. Aš suprantu. Žinai, labiausiai ko visiems galėčiau palinkėti, tai tikrai maksimaliai būti savimi tiek, kiek gali būti. O aš esu, kad ir kaip bebūtų tikintis žmogus ir suprantu, kad be Dievo, be Kristaus, be tiesos, to tu negali padaryti. Mes matome, kas vyksta šiuo metu Amerikoje, kas darosi su pasauliu, net ne Amerika, bet kas darosi su pasauliu, kai yra paimama tikėjimas yra išėmamas iš visuomenės.
Tai yra, tvarsme, viskas, tai nebėra identiteto, kas yra žmogus iš esmės. Tai va, o tai, kas yra žmogus iš esmės, tai čia yra viso gyvenimo klausimas. Tai mano manimu, disciplina, ištvermė ir autentiškumas yra vienas iš fainiausių receptų, kuriuos aš esu matęs, kuris sukuria įdomų žmogų, šiaip įdomų žmogų. Labai gerai. Gal apie Lietuvą? Jo, aš tai gal į pradžią tavo klausimo apie epochas, tai irgi palinkėčiau kiekvienam, kuris savęs ieško ir kaip tu sakai, įsiveiklinti save kažkur, tai yra daug galimybių, pabandyti savanorystę, išbandyti įvairias veiklas ir galimai programų apsikeitimų yra. Ir čia aš tikrai, jeigu kas dar neturi apsisprendimo, kuo nori būti arba kokiu keliu judėti, visada sakau, pasižiūrėk, pabandyk, išbandyk. Ir tada, kai atrasi save, galimai būsi tas lojalus darbuotojas, kuris niekaip nenori palikti šito, sakykime, organizacijos arba ar kažkokio kito susivienimo, arba dar kažkokio tai bendrovės ar bendrijos. Tai va, tai galbūt toks palinkėjimas paprastas. Aš irgi palinkėsiu, gyvenimas tai lygiateisiškumo menas. Vėlgi ne mano žodžiai, bet jie nuostabus. O ne egoizmo viršūnė. Serge Goodman. Nebūkite žmonių vergais. Studijoje Daumantas, Rolandas ir aš ir Evangelija be cenzūros jūsų namuose. Sekite mus. Ačiū, kad buvote. Iki sekančios laidos. Sudie, brangieji.